Gerą dieną, norėčiau papasakoti apie šitą pusantrinį. Trumpą video reportažą padarysim. Yra žmonių, kurie daug klausinėja apie jį. Būna, dirbi laukuose, sutinki žmonių, atvažiuoja, klausia, tai čia naujas, koks nors ar kažkas, kabina ir kapotą darėmės patys. Vargom garaže ilgai. Kai nusipirkom, buvo MAZ 6 variklis, susidėjom naują grupę, lūžo alkūninis vieną kartą, paskiau indeklus lygtais buvo prasukę, vargom su variklio kaitimu, susidėjom naują radiatorių, vis tiek už velenus prasuko, man atrodo, ar 5 velenus pakeitėm, nes vieną prasuko, kitas nulūžo. Visą laiką darbai, visą laiką lūžta per darbymetį patį. Nusipirkom 8 iš kapitalinio remonto. Starteris 24 voltų mažiukas. Kai nusipirkom variklį, parsivežėm, atsidarėm šitas zagluškės. Buvo daugiau nei pusę rūdžių. Variklis iš po kapitalinio remonto, bet visiškai neišplautas. Su rūdim kovojam ir dabar. Turbūt gyvenime variklis antifrizo nematęs, vien tik vanduo, viskas užrūdyja. Vargom su radiatorius užkišimu. Sudėjau tokias santechninius filtrus. Šiukšlės išgaudo 100%. Patarimas visiems, kas deda naują radiatorių, susidėkit, kainuos 30 € abu, gyvensit be rūpesčių, neužkiš, nekais. Dėžės radiatorius, variklio, toks pat variklio radiatorius, tik aušina hidraulio sistemą. Turėjom rūpesčių su ruloniniu presu, kai tampėm kaito tepalai, dėjom radiatorių, po šiai dienai viskas labai gerai. Mūsų dėžė greitinta. Pernai prieš rugpjūtę nupirkom greitintą dėžę. Tik patarimas visiems, kas perka greitintą dėžę, pirkite ir 4 režimą, kad būtų išgreitintas. Tik ne 4, gal 2, kokie eina greitinti, išmesti dendručius, nes ten vienodį jie stovi. Eina sukeisti ir su kita pavara. Pas mūsų gale stovi elektrinis hidroskirstytuvas, į galą eina tik tais 2 ditokinės šlangos ir laidai. Ditokinė šlanga viena eina į radiatorių, čia trišakis, plonikė šlanga, grįžta tiesiai į baką, jeigu nespėtų visas tepalas pilnu gazu pereiti per radiatorių. Apsauga. Visur šlangos dėtos rimtos tokios, be hamutų, kad nebūtų trūkimų, nebūtų nuostolių kelyje, laiko gaišimų. Mūsų kuro matuoklė tokia primityvi, labai gera. Mūsų elektrinis hidroskirstytuvas 130 gal litrų pralaidimo. Pirkom iš hidraulinių sistemų. Galima jį valdyti ir čia. Sėjam avižas. Mūsų Vaderštadas 3,6. Kada nors bus naujoviškas Vaderštadas, gal 4 metrų. Turime kablį, tampom priekabas, viską, ką reikia. Jokių kratytuvo, presą, priekabą. Mūsų išilginė traukia be jokių amortizacijų. Tampom 4 korpusų Agromaš vartomą plūgą. 4 korpusai po 50 cm, 2 metrai. Galėtų būti 5 korpusas, bet jau bus per sunkus. Perplyš per pusę.
hidroskirstytuvas yra be plaukiojančios padėties. Čia reikės įdėti trišakį priekabos leidimui. Čia jungiasi į priekabą viena sekcija, keli priekaba, kita, ta pati sekcija, kita padėtis, leidi priekabą samotioku žemyn. Pakaba irgi neturi priverstinio leidimo, subėga samatioku, kaip sakant, žemyn. Anksčiau vargom kelyje, dabar, taip sakant, pavykit. Su to traktoriu tampom germinatorių 6 metrų, tampome plūgą, tampome priekabas 24 tonų, 2 priekabas tempių grūdų rudenį. Tampome viską, kas tik turi prikabinimą. Našu 50 naujoviški siurbliai, po 100 eurų lygtais už vieną mokėjau. Našu 50M 4L. Šiek tiek galingesnė. Oro filtrą statėme didesnį. Taip greitai neužsineša. Ką reikia mazui, perkame iš Varčenos Kaune. Labai gera įmonė, labai viskas pigiai. Pigiau nemanau, kad kur rasite. Arba Varčena, arba agrodileris. Atsiunčia viską į namus. Sparnuotė buvo kartu su varikliu. Plasmasinė. Vairo mechanizmas pereina per gumą. Jokio garso į kabiną, jokio siurblių zyzimo, taip pat ir nuo skirstytuvo hidraulio, taip pat ir nuo vairo, jokio garso į kabiną nebepareina. Kad oro negautų karšto, uždėti gumos apsauga, triubą. Visa elektros sistema 24 voltų, du akumuliatoriai stovi čia. Nusiema stalčiukas su laipteliu, raktų dėžė čia. Patarimas darantiems kapotą, dabar jau pilna visokių rusų vaizdelių, deda vamzdžius čia, gražiai išlenkia, privirina skardant viršaus, čia vamzdžius, nebūna tokių kampų. Darėme greitai, spaudė laikas, maždaug dizainą pataikėm, džiaugiamės ir taip. Sėdynė Gramer, visur sudėta garso izoliacinė medžiaga, čia iš viršaus antivibracinė medžiaga. Kondicionieriaus neturime, gelbsti tik tais vasarą atidaryti langai. Valytuvai taip pat veikia nuo oro. Oras, kaip sakant, nekainuoja. Panelė, kas pažįstat nuo angliško BMW,
šarvuoti už 5 eurikus. Vidus išpjovėm iš medžio. Viskas genialumas slypi paprastume. Aišku, ne džandyras čia jum, bet kaina dalių tikrai viską atperka. Atidaromas galinis stiklas, turbūt iš pusantrinio turėtų į daug kas pavydėtų. Atbulas tu man priekabas ar kažką. Mano hidroskirstytuvo visas valdymas čia. Arba čia. Priverstinis presas. Reikia priverstinį užmaitinti, įjungi ir viso. Priekį įjungimas dabar yra įjungta, čia yra išjungta. Išgreitintos dėžės veikia atvirkščiai negu originalo. Pavaras junginėjas viską jungia atbulinį, gali kelti plūgą ar kažką, nereikia kelnuoti ričiagų, ranka nepavargsta ir šiaip pačiam daug maloniau dirbti. Kabinoje tyliau negu Belaruse. Aišku, kiekvienam norinčiam gyventi tyliau ir Belaruse pasidarys tyliau. Pralekam. Tachometras veikia nuo generatoriaus. Sistema 24 voltų, bet presas turi turėti 12. Išėjimas į galą ir presui, ir skutikui yra 12 voltų. Čia stovi 2 galingi transformatoriai, kurie padaro 13,7 iš 24. Niekas neperdega, niekas. Visa sistema, išskyrus LED šviesos, yra padarytos ant 12 voltų, gabaritai, posūkiai, pajungant priekabą, viskas yra pajungta ant 12 voltų. Reikėtų pasidaryti biškiokią apsaugą, apdailą. Labai geras, nelenkiško kokie triperiai. Vairo kolonėlė baltarusiška 500 litražo. Nežinau, pigesnė už itališką, bet jeigu nori dėti itališką, reikia dėti iš karto, jau negailėti, dėti slėginį tepalo filtrą.
Tai buvo biški baltarusiška pigesnė. Ką dar? Kuro bakas biški mažas, įdėjus 8 iš tikrųjų, jeigu visą dieną dirbi, kultivuoji, neužtenki kuro. Galėtų būti pardavime kažkas didesnio, kaip originalai būna didesni bakai. Langai visi tamsinti, išskyrus priekinį. Policija lyg nieko nesako, supranta turbūt, kad ne keliuose šitą mašiną dirba. Aišku, per Rugiapjūtę būna keli, bet tik tiek laiko. Taip neįkaista, kaip netamsinti, nes netamsinti ir pats įdegdavau ir tai būdavo kaip šiltnamio. Dabar yra ledas. Trūksta kondicionieriaus, bet einu gyventi ir be jo. Ne Ispanija kokia. Tas elektrinis hidroskirstytuvas gale labai gelbėja, kad nebėra jokio garso. Anksčiau būdavo užgesys nuo siurblio, kai skirstytuvas stovėdavo čia. Viskas persiduodavo į kabiną. Nors ir ant gumų skirstytuvas stovėjo, buvom pastatę ant gumų tokių. Vis tiek nuo siurblio per čiagus, per viską. Džiaugiuosi šito patobulinimu žiauriai, ypač kai daug reikia arti su juo. Daug patogiau. Įdėjom aštunkę, neliko bako dėžės, papačią išmetėm iš viso lauko. Niekas nuo to išmetimo niekas nepasikeitė, nei kas kaista, nieko. Pas mus stovi radiatorius biški didesnis. Stovi oro nuleidimo vožtuvas, nebėra įkyraus ištisinio nuleidimo. Reikėtų susidėti naujas linges, visas. Pakeitėm tik viršutinius lapus, nes vienas buvo lūžęs, bet vis tiek nevaliojo atkelti štungas.